vienyti JAV ūkio subjektus, kiek kasmet paskaičiuoja, kiek yra sričių. 7 metais buvo 70, 8 75, 9 dar daugiau. Aš nebesakau, neįdomu, nes viskas yra labai paprastas. Sričių, kuriuose veikia franšizavimas, yra praktiškai, mes jau kalbėjomės apie kiekvieną, sutinkamas kiekvieną žingsnį. Kas yra top 5? Top 5? Daugiausia franšizų yra prekybai drabužiuose ir viešojo maitinime. Taip, tai paslaugos verslui. Remarks. Žinomas. Expense reduction analyst irgi dabar žinomas. Mes beje su jais dirbam ir dabar bandom surasti franšizės gavėjus. Stratos Building Solutions irgi dabar žinot, jie irgi veikia. Švietimas ir mokymas. Door Training and Consulting irgi funkcionuoja kuo puikiausiai Lietuvoje. Finansinės paslaugos labiausiai išvystyta tai yra JAV ir Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, atitinkamai tai yra buvusioje Britų imperijai, nes pas jus truputėlį kitaip visa buhalterinė sistema veikia. Maitinimas. Čia iš viso platus labai segmentas. Sveikata ir grožis. Kas nors gal gali padėti perskaityti šitą pavadinimą? Ačiū. Lenkijoje tikėtina, kad šitas prekės ženklas dar negreitai pasirodys dėl tam tikros subtilybių taikymų. Čia vienas iš tų irgi pavyzdžių. Šitas tinklas labai įdomus tom, kad sugalvoja, tai yra sporto klubas išskirtinai moteriai. Moteriai, kuri nori ateiti pasportuoti. Žinau, kaip jūs, aš kartais nueinu į sporto klubą, man labai patinka, merginas neįsižeiskit, bet prie dviračių treniruoklių, viena mergina sėdi ant dviračio, mina pedalus, kita stovi šalia ir jis kalbas, 30 minučių. Dar geresnis variantas žurnalas žvėrė, žmonės, atsiprašau, žurnalas žmonės pasideda ir aš kažkokius pratimus darau, mina pedalus. Ir taip, kuo toliau, tuo vis lėčiau ir po to kartais pastebi, kad viskas sustoja ir jau skaito kažkas labai įdomaus. Tai va čia buvo bandymas padaryti taip, kad to nevyktų. Tame klube nėra jau visiškai. Tai yra moteris gali sportuoti, o negalvoti apie tai, kaip tas gražuolis raumeningas į mane pažiūrėjo. Ir viskas yra taip suderinta, kad kuo mažiau laiko praleisti tame sporto klube. Tai yra visas interjeras, visas suplanavimas yra toks, kad ėjai, pasportavai, išėjai 40 minučių ir daugiau naudos negu 2 valandas su žurnalu. Taip, viešbučiai irgi labai daug įvairiausių variantų. Tai yra, buvo pavyzdys Viktorijos prezentacija, tai yra Intercontinental grupė, 11 prekės ženklų skirtingų valdų, skirtingos regionuose, skirtingos kainų kategorijos, skirtingos koncepcijos, statybos ir remontas. Galima tai viršus klausimą. Taip. Kodėl pasikeitė Radisson SAS ir Radisson Blu? Radisson SAS nepasikeitė. Radisson Blu yra Radisson Blu, Radisson SAS yra Radisson SAS. Tai yra skirtingo lygio viešbučiai. Tai yra Lietuvoje pasikeitė Reval ir visą Pabaltiją Reval hotelis. Pasikeitė Radisson Blu, nes Radisson Blu tiesiog, jeigu atmetant visas tas schemas ir teisinius niuansus, tiesiog perdirba. Taip, poilsis ir pramogos. Džimboree įdomi franšizė amerikaniška, bet aktyviai irgi Europoje dabar plečiasi. Tai yra užsiėmimai su vaikais. Labai daug įvairiausių, praktiškai toksai kaip vaikų darželis, ne vaikų darželio metu. Prekyba. 7-Eleven vienas žinomiausių kioskų mažų parduotuvėlių tinklas JAV ir Skandinavijos irgi. Body Shop Zara. Informacinės technologijos. Čia yra lietuviška kompanija. Manau, kad greitu metu iškirsti apie juos.
Jie sukūrė franšizę, turi labai įdomų verslo modelį ir sėkmingai padėjom, čia jie yra mūsų klientai, padėjom jiems, dabar jie atidarė pirmą padalinį Latvijoje franšizinį, Maskvoje, Rusijoje, Ukrainoje, dabar kalba eina su Didžiąja Britanija, Slovenija, dar su vienu potencialiu partneriu Ukrainoje ir manau, kad net ir Australijoje jie atsiras. Jeigu bus įdomu, galėsim pasikalbėti, kuom jie yra unikalūs. Viešieji ryšiai. Tai yra viena įmonė užsiėjama konsultacijom internetinio marketingo srityje. Šitą yra irgi Baltijos šalyse, tai yra iškabos. Iškabų gamyba. Farmacija, vaistinės, transportas ir kitai, nes čia mes galėtumėm rašyti ir sakytumėm, kad mes nuo 9 iki 5, tai spaustumėm. Skirtumas. Prekių platinimo franšizės. Tai yra franšizės pakankamai paprastos, kai tai yra tas variantas, kai įmonės pradinis mokestis, ar vėliau franšizės davėjas užsidirba iš pardavimų. Tai šitoje vietoje duodamas prekės ženklas, duodami tam tikri reikalavimai, standartai, kurių reikia laikytis ir tiek žinių. Tai yra nei šitų prekių, nei šitų neįmanoma niekur gauti tik tais tame tinkle. Įmanoma gauti mangų, drabužių iš parduotuvės, bet dažniausiai iš parduotuvės yra susietos su franšizės tinklu. Tai beje, visi šitie 3 brandai franšiziniai yra ir Lietuvoje. Grįžtant prie to, kad franšizės tinklai yra labai gardus kąsnelis strateginiams investuotojams, atrodo, 8 metais The Body Shop buvo parduotas gigantui L'Oreal. Tai yra prancūzai įsigijo britų kompaniją, bet viską paliko taip, kaip buvo. Tiesiog nusprendė, kodėl jeigu jie tik daug pinigų užsidirbo, kodėl mes neužsidirbo. Tiesiog nusipirko, viskas stovi, niekas nepasikeitė visiškai apart šeimininkų. Ir kadangi dabar viskas eina prie globalizacijos, visi daug keliauja, norima išlaikyti tinklą vieningą, standartinį. Žinot, kaip amerikiečiai nusprendžia, ar šalis yra civilizuota, pirmą kartą atvykus. Ar yra McDonald's, ne? Teisingai, yra McDonald's civilizuota. Taip, tai kadangi norima tokias sąlygas sukurti, kad visur būtų vienodos prekės, vienodos aptarnavimo standartas, tai yra einama link to, kad ir šios franšizės, kurios iš esmės yra tiesiog parduotuvių tinklai dažniausiai, jie irgi duoda labai daug įrankių ir pamažu tampa panašiomis ir verslo modelio franšizės. Tai yra franšizės gavėjas ne tik gamina ar parduoda prekes, bet jis taip pat gauna visą sofistikuotą, išvystytą verslo modelį. Ir tai leidžia jam valdyti verslą žymiai lengviau, negu kad jis būtų valdęs jį be franšizės. Tai yra visos klaidos padarytos, visi tiekėjai surasti. Žinoma, įmanoma surasti, pavyzdžiui, McDonald's atveju bandelės, visus McDonald's Baltijos šalyse atkeliauja iš Lenkijos. Žinoma, galima pirkti bandelės ir Lietuvoje. Ir galbūt net pigesnis. Ir galbūt net skanesnis. Bet efektyvumo tai nepadidins. Ir nesukurs tiek pridėtinės vertės, kiek sukuria tai, kad yra Lenkijoje gamykla, kuri štampuoja tas bandeles ir siunčia. Taip. Kuriuose liūtų labai. Žinoma. Dabar nepranežinai nektyviai. Dunkin' Donuts yra, galima sakyti, kad karinė. Kavos greitas kavos sunešimas daryti. Apie šitą įmonę kalbėjimas Crown Plaza. Irgi tai yra duodamas visas verslo modelis, kuriam sukurti iš tikrųjų reikia ne 1, ne 3, kartais net 5 metų neužtenka. Šitos franšizės gimė iš, kas nors gal gali pasakyti iš kur? Iš gamybos franšizės. Tai yra gamyba. Kartais ten būna taip, kad
įsigijat franšizę, gaminat, bet neparduodant. Pas jūs jau ateina klientai ir įsigyja, jie siunčia, jums nereikia užsiimti klientų paiešką, jūs esate praktiškai gamyklos šeimininkas, už kurią parduoda viską franšizės davėjas. Tai šiandien bijokit, jeigu nebus taip, kad vieną dieną ateinat pirmadienį ir stalčiui, kur užsakymai sudėti nieko nėra. Taip nebūna, nes franšizės davėjas ir šioje vietoje irgi įsipareigoja. Na, ir viskas, aišku, Coca-Cola. Taip. Sekundę, pažiūrėsiu, kiek mes čia dar turim laiko. Turim. Gerai. Ar mes kalbėjom apie tai, kaip leidžiasi franšizės ir kodėl franšizės davėjas pasirinka. Tai netgi viduje franšizavimo yra skirtingos galimybės. Kaip parduodama franšizė. Tai čia yra du modeliai pavaizduoti. Vieno padalinio franšizavimas, tai yra vadinamas single unit franchise, multi-unit franchise ir territory development. Pakalbėkim kol kas apie šitą dalį. Tai čia situacija labai paprasta. Franšizės davėjas gauna kažkokią užklausą iš franšizės gavėjo, jie kažkaip pabendrauja, mes apie tai kalbėsim, kaip bendrauja vėliau. Ir pasirašo franšizės sutartį ir franšizės gavėjas turi teisę atidaryti vieną padalinį vienoj konkrečioje vietoje. Dažniausiai jis būna apsaugomas ir biografiškai, tai tarkime, arčiau nebus. Ir jeigu jūs norit antrą padalinį atidaryti, jūs vėl pasirašot franšizės sutartį. Trečią dalį. Tai dažniausiai naudojama plėšintis lokaliai, surandam vieną partnerį, su juo pasirašom sutartį ir tiek žinių. Kai kalba eina apie kelių padalinių apie teritorijos plėtros, vienas franšizės gavėjas pasirašo sutartį, kurį, čia įdomus toks dalykas, iš vienos pusės leidžia jam atidaryti 5, o iš kitos pusės jis dažniausiai yra įpareigotas kelis atidaryti padalinius iš karto. Ir vėlgi teritorija būna apibrėžiama. Šiek tiek įdomesnis variantas tai yra teritorijos plėtros franšizavimas, kai įmama teritorija ir franšizės gavėjas įsigijęs teisės plėsti franšizę toj teritorijai, žino, kad nieks kitas neateis ir jis įsipareigoja atidaryti, pavyzdžiui, Vokietijai 5 padalinius per 10 metų, bet turi teisę ir daugiau atidaryti, arba turi teisę surasti kažkokius partnerius, kurios pasakys, va, čia aš nenoriu Kiolinį kokią nors atidaryti, nes aš jų bijau. Ir tada pasirašo sutartį vėlgi tiesiogiai su franšizės davėjai, naujas franšizės gavėjas. Čia viskas yra pakankamai aišku. Taip? Ar yra klausimų? Čia yra taip vadinamas master franšizavimas. Aš labai mėgstu ir myliu lietuvių kalbą, jie labai yra graži, bet verslo terminologija kartais būna sudėtinga. Nes kai rašėm šitą knygą, pavyzdžiui, jums sako, kad nors žodis franšizabilumas. Franšizabilumas mes nusprendėme, kad tai yra paprasčiausiai galima pasakyti, ant kiek verslas yra franšizabilus. Ir ant kiek jis yra paruoštas franšizavimui. Ir panašu į garantuotus. taip. Ir redaktorė pasiūlė mums, pasakė, čia nelietuviškas žodis. Ir mes sakėm, gerai, kaip rašyti, 7 žodžius pasakė lietuvių žodžių franšizabilus. Mes pasakėm gerai, bet pavyko franšizabilus vis tiek. Niekas nieko kol kas nepasigėjo, prašom nepranešti. Taip, tai čia master franšizavimas, tai angliškas terminas, vėlgi kalbininkai pasiūlė vadinti pagrindinis franšizavimas. Mes nusprendėm, kad ginčytis neverta ir mums leido naudoti master franšizavimą. Tai kai Viktorija kalbėjo apie tos didžiulius plėtros tempus, o tie paminėti plėtros tempai, jie nėra patys aukščiausi. Tai yra tas moterų klubas su naujų pavadinimu. Jis plėtėsi tam 2 metus iš eilės, jis